Kam šuniuką guldyti su pavadžiu, kai jisai gali atsigulti nuo žodžio, nuo gesto ir panašiai. Bus vietų, kai šuniukai negirdės jūsų ir nenorės maisto. Ir trigeris, konkuruojantis kažkoks dirgiklis bus jam tiesiog įdomiau. Tada be pavadžio nelabai kas lieka, nes šuo nenori nei maisto, nei žaislo. Ir jeigu aš šunį išmokinu, kad sėsk, šitas veiksmas reiškia atsisėst, jisai atsisės. Tada išmokinu, kad šitas veiksmas reiškia atsigult. Jis atsiguls. Dar. Yes. Ir tada, kai šunelis, sakysiu, gult, atsigula ir palieka poziciją, pabėga kažkur, aš jam sakau, ei, negeras. Gražinu į tą pačią vietą ir kai jis jau žino, ką reiškia pavadėlis, jis be jokių problemų va šitaip gult ir atsiguls. Ir tada, ką tik aš sukūriau tokį, netgi kaip bausmė pavadinkim, skanėsto neuždirbsi, gražinsiu tave ir su pavadžiu paguldysiu. Ir nuo to atsiranda ištvermė gulėjime, dėmesys gulėjime, susivaldymas, kai atsiranda pasiekmes. Tai šitas pavadėlio įtempimas jau tokios truputėlį pasiekmes, kas jeigu tu negulėsi. Žinau, kad papikai, gal taip dar anksti apie tai kalbėti, bet jeigu išmokysite dabar, bus jums tikrai gera investicija. Truputį pavadukas, guidance'as, fokusas. Laisvai. Viskas.